Hello! Tu mane toliau pulsi, ane? Jūs jau turbūt matėte M.I. Diazo 4 daly. Ir aš pasakiau, kad sėdžiu pas draugą, kuris yra išvykęs į kitą šalį ir prižiūriu jo katiną, kuris mane pastoviai puola. Jeigu iš tikrųjų, tai čia pat per 4-5 dienas. Bet, kodėl aš norėjau padaryti šį video? Galbūt čia tiesiog dėl manęs, galbūt čia bus grįžimas atgal į vloginimą. Prieš savaitę, gal 2 savaitės, gal nepilnas 2 savaitės, bet kažką tai žiūrėjau pas save YouTube'ai ir užgaudžiau, jog mano video, kuris buvo įkeltas prieš 2 metus, tas, kurį pavadinau, nežinau kaip pavadinti video, nežinau kaip pavadinti tą grįžimą, kažkas tai tokio, žodžiu, va šitas va. Kad jisai buvo padarytas prieš 2 metus, jeigu dabar neklystu. Ir žodžiu, aš jį peržiūrėjau ir tai, ką jame pasakiau, buvo tokia tiesa, aš buvau tokia laiminga. Atrodė, kad viskas gyvenime pas mane tiesiog susiklojo į pačias geriausias vietas, pusės, žmonės ir visa kita. Ir tada, bam, kažkas įvyksta, viskas pasikeičia ir aš nustojau daryti vlogus. Vos ne po 3-4 mėnesių, man regis, po to video. Ir tiesiog ėmiau daryti tikri nusikaltimai ir istorijos iš pasaulio, kadangi aš pati domiuosi tokiais dalykais, aš pati žiūriu tokius video. Tiesiog man įdomu, bet aš pati žiūriu visą tai angliškai, aš nematau daug youtuberių lietuvių, kurie tai darytų ir nusprendžiau pamėginti ir išėjo ir man tai patinka toliau daryti. Ir kadangi visoks šiandien nutiko mano gyvenime per pastaruosius 2 metus, aš nusprendžiau nustoti vloginti. Ir labas Greta, jeigu žiūrėsi vėl po 2 metų šitą video. Atrodo, kas 2 metus pas mane viskas keičiasi. Bet aš norėjau pradėti turbūt vėl vloginti. Ne vien tik tai dėl to, kad peržiūrėjau tą video ir supratau, Jesus Christ, kaip aš pasilgau vlogint ir visa kita, bet visą savo gyvenimą būdama YouTube'e aš mėginau rodyti tik tai pačias gražiausias savo gyvenimo dalis, bet manau pats laikas rodyti daugiau. Mes visi turim daugiau jausmų negu tik tai laimė, džiaugsmas. Aš truputį šnekėjau apie savo depresiją praeitose vloguose, bet juos užslaptinau, tai turbūt jeigu vėl pradėsiu daryti vlogus, tai bus jie vėl public. Bet ja, kadangi ši diena yra paskutinė prižiūrint šitą motherfucker, aš net tavęs nespaudžiu, kodėl tu pastoviai rėki. Jisai pradeda miauksėti, jeigu aš uždarau tualeto duris ir neleidžiu jam su manim būti tualete. Tad nekreipk dėmesio, jeigu jisai miauksim. Neluk, blet, ne, nu, suplėšysi viską. Bet šitą padlą prižiūrėsiu per naujus. Again. Ryžiai katinai visą laiką būna didžiausi padlos. Juodi katinai patys geriausi. Turėjau sabudų ir dabar turiu, blet, mėlyną. Rusų mėlynoje. Namie Lietuvoj, ta prasme. Anyway, jau, tiesiog norėjau greitai tokią mini įžangą padaryti, pasakyti, kodėl nebekūriau vlogų, kodėl nustojau kurt vlogus ir kodėl sumušiau grįžti atgal. Tai matytas video peržiūrimas buvo šiokia tokia motivacija tiesiog pradėti vėl kurti vlogus. Nes jie, mano gyvenimas nėra toksai nuobodus, kaip aš galvoju. O yeah. Persikėliau į naują vietą ir taip, kas mane seka ilgai tiek iš Instagramo, tiek visur kitur. YouTube, Instagramas, daugiau aš nieko neturiu. Nu, TikTokas dabar, aišku. Bet kiekvienais metais, beveik kiekvienais metais, buvo viena pauzė per 10 metų, kaip aš sėdžiu žinais Anglijoj, bet kiekvienais metais aš kažkur kraustausi. Visi naują vietą, mėginu atrasti kažką, tai atrodo vis geriau ir geriau, bet kuo labiau kraustausi, tuo blogiau atrodo viskas. Bet kadangi gyvenu viena,
Kad ir kaip atrodo dabar mano nauja chata, man jau visiškai pofik. Aš vis vien noriu grįžti prie maisto gaminimo, kažkokių tai naujų receptų išbandymo. Sorry. Anyway, šitą katiną visiems paskutinį dieną, kai prižiūriu, tai kad ir kaip myliu šitą katiną, bet ačiū Dievui, nereikės man daugiau su juo dylinti. Bet, ką aš ten turiu pasakyti toliau? Noriu grįžti vlogint. Jeigu ne, tai bent jau šitas video man bus pačiai tiesiog pasižiūrėti po kokios savaitės, 2 ir tada vėl maždaug. Oh yeah, ašgi norėjau vloginti, tiek daug įdomių dalykų vyksta mano gyvenime. Ir kokią kitą savaitę maždaug niekas nevyksta, nieko nefilmuoju. Pasilgau to iš tikrųjų, pasilgau kažką tai įdomaus daryti, pasilgau jūsų pasiūlymų, pasilgau tiesiog ne tai, kad naujo, bet noriu kažką tai pakeisti gyvenime, kadangi jau pakeičiau vietą ir pagaliau gyvenu viena, galiu daryti ką panorėjus pas save, bute, studio flat. Gal katiną įsigysiu, va tada tai bus bairių. Bet neryžam, juoda. So, yeah, va toks va intro į mano vėl vloginimą. Davai. Pagalvojau, jog reikia greitai tiesiog pasakyti, kad vakarienė buvo iš tikrųjų skanu. Nežinau, ar grįžčiau atgal. O dabar brikiai. Ne grikiai, o brickmakers. Tai va, atsikėliau šiandien ryte. Ir jo, turiu peršalimo simptomus. Ir esmė tame, kad rytoj šeštadienis ir turėčiau šiaip tai važiuoti į Ipswich, į Dead Soul Festival. Ten tipo atsai 2 dienas maždaug truks. Ir nežinau, ką daryti. Nes nenoriu nuvažiuoti visiškai serganti. Ir aš jau girdžiu save kalbant pro nosį, tad jei. Bet vis vien noriu važiuoti. Ir šiaip death metal, hardcore metal nėra kažkas tai tokio, ką aš pastoviai klausausi, bet kartais užeina tokios nuotaikos, kad maždaug reikia, kad kažkas... Ir aš niekad nebuvus hardcore fucking death metal koncerte ir dėl to labai norėčiau nuvažiuoti rytoj. Bet jo, žiūrėsim, kaip man bus su sveikata. O ir šiandien šiaip turbūt turėčiau išsiversti tekstą ir pradėti filmuoti, bet kadangi jaučiuosi taip prastai, teks turbūt praleisti šį sekmadienį ir neįkelt video, ir jeigu jausiuosi geriau pirmadienį, antradienį, tada viską padaryti. Tad tikiuosi, jog per naktį pasveiksiu. Nusprendžiau, kad man per daug plyšta galva. Sorry, nežinau, į kurią čia pusę dabar žiūrėti. Čia, okei. Man per daug karštas muša ir per daug galva skauda. Todėl nusprendžiau nueiti į parduotuvę, nusipirkti vaistų, bet tuo pačiu prisipirkau visų reikiamų ingredientų pasidaryti creamy mushroom pastą. Tai tiesiog makaronai su daržovėm, mėsa ir grybais. Mano mėgstamiausias patiekalas. Jo, ir pasižiūrėsim, ar padės per vieną naktį. Nes kaip sakiau, aš noriu varyti gigą. Kai Greta nusprendžia kažką tai padaryti, jinai privalo tai padaryti. Kitaip, visiems bus chana. Nu, buvo tikras skanumėlis. Ir pavalgius nusprendžiau, kad laikas pradėti vėl žiūrėti UFC, kadangi aš praleidau labai daug savaičių, labai daug epizodų. Ir kai tik tai pradėjau žiūrėti UFC, atsiminiau, jog ašgi vis noriu nusidažyti plaukus, nes mano spalva vis blunka ir blunka. Ir aš šitą Fluorescent Yellow iš La Direct nusipirkau prieš gal kokius 2-3 savaitės ir taip niekad ir nenusidažiau. Tad žiūrėsim, kaip atrodys, nes jeigu rytoj varysiu į gigą, kad ir kaip jaučiuosi, nesvarbu, ir jeigu rimtai šitas spalvos švies, na, žinot, kaip būna mėlyno šviesos ir atseit Fluorescent, oh my god, I'm gonna be super extra happy. So, palaikau valandą laiko, išsiplausiu ir tada nežinau, kada aš pradėsiu vėl filmuoti, bet parodysiu kas kaip. Kažkur turiu mėlyną šviesą žibintuvėlį, reikia susirasti ir patestuoti dabar. Tad
Radau žibintuvėlį, radau mėlyną šitą žibintuvėlį. Ir look at that. Truputėlį šviečia. Išsiploviau ir turiu savo mėlyną šviesą. Kaip ir matosi, tačiau mano telefonas nelabai pagauna. Žinoma, nieko telefonas nepagaus, bet... Oh, yeah, shit. Taip geriau. Nu, bet tai kaip fainiai, vis dar šlapi. Bet, jep, kaip gerai atrodo gyvai. Gaila, kad mano telefonas nepagauna. Labas rytas. Plaukai išdžiūvę. Per kamerą neatrodo labai ryškiai, bet in real life it's beautiful. Ką aš noriu patikrinti, kaip gerai matysis, ar nesnoriu. Jas. Nu va, perfekto. Wow. Oh my god. Oh my god. Ir aš dėjau šiek tiek ant šaknų. Per kamerą turbūt nelabai matosi, bet man matosi čia. Ok, tolygiai uždėjau, naudojau tik tai vieną buteliuką. Pilnai užteko mano visiems plaukams. Mano kūtvilam. Ja, išėjo, viskas tvarkoja. Beje, mano tuneliai irgi UV, arba jos taip atseit galima ant šviesos pakrauti ir tada jie naktį šviečia. Čia tik tai fluorescence kažkas tai, kad tik tai ant UV šviečia. Čia ne taip, kad juos galima atseit pakrauti ir visą naktį maždaug tūsmam. Kaip šviestuvas. Do you love it? I love it. Tūsinsim šiandien. Nu, ta prasme, death fucking metal, tai nebus toksai tūsinimas, bus turbūt. Pagaliau Ipsviče, tai pabendrausiu su jumis rytoj. Ok, rytojus. Ir nežinau, kaip tai turėtų atrodyti, bet vakar padvedė du draugai, pas kuriuos aš turėjau šiek tiek likt nakvot. Ir kadangi niekas neatrašė iki šiol, pergyvenu šiek tiek iš tikrųjų dėl tų dviejų draugų. Bet vietoj to susipažinau su vieno bendo, kuris grojo vakar, porą narių. Ir jie man padėjo gauti nemokamą kambarį hotelį. Taip, nakvoju šiltai bent jau. Ir kadangi aš Ipsviče, ir kadangi mano biletėlis yra arba šiandienai, arba rytoj, tai aš tiesiog nusprendžiau pabūt biškį Ipsviče, ką tik išleidėjau juos ir pasivaikštom po Ipsvičę. Now the
Labas rytas. Tad aš šiaip labai retai, kada atsikeliu 8 valandą ryto, beveik niekad, bet aš sumaščiau, jog aš noriu nueiti į tokią specifinę lenktynę čia noriu bičiui ir pasistengt gaut tokį lenkišką sumuštinį, kuris maždaug tokio dydžio. Ir dėl to specialiai vakar nusistačiau žadintuvą ant 8 valandų, kad atsikelčiau, nes man regis apie 20-25 minutės iki tos parduotuvės eit. Tad labai tikiuosi, kad per tas 20-30 minučių nuo parduotuvės atidarimo nebus išpirkti tie sumuštiniai, nes dažniausiai visą laiką būdavo. Jeigu mergina kažko tai nori, mergina gaus. Radau sumuštinius, nusipirkau 2. Ir netgi maloni moteriškė nusprendė padaryti iš naujo sumuštinį, tad visiškai švieži. Bet aš laikysiu iki vakaro. Sorry, vis dar sargu. Nes vienas sumuštinis man, kitas bus draugui. Kadangi jisai anglas, tai aš labai noriu, kad jisai paragautų ir pasakytų savo nuomonę. Nes dažniausiai tie sumuštiniai labai greitai dingsta ir jų iki pietų neberasi, nebegausi. Bet kadangi aš atsikėliau taip anksti, pasidariau viską, ką reikėjo, pasidariau pusryčius, išgeriau kavos, išsiskalbiau, ką reikėjo, tačiau dabar viskas pas mane džiūna, ačiū Dievui, nematot. Ir turiu pasiruošus video tekstą, tik tai man regis reikės jį truputėlį dar patvarkyti. Ir tada galėsiu šiandien filmuoti, tada palikti, kad rendintųsi, ir tada rytoj darbe suredaguosiu video. Ir tikiuosi, jog įkelsiu iki penktadienio. Busy. No rest for the wicked. Šiandien, kaip bebūtų keista, atsikėliau vėl antrą dieną iš eilės gan labai anksti, bet aš išgirdau, jog kurjeris tukseno į duris. Iš pradžių pas kaimynus ir tada išgirdau, kad pas mus tukseno. Ir ačiū Dievui, nes pasirodo, kad siuntinys buvo man. Tad aš užsisakiau tiesiog daugiau gel, polish nail gel, nes noriu vėl pradėti kažką tai daryti su nagais. Ir prisipirkau spalvotus kontaktinius lęšius. Ir aš žinau, jog negalima per vieną dieną. Aš nemanau, ar galima ar negalima. Aš nežinau, ar galima ar negalima per vieną dieną užsidėti kelis. Ne tai, kad vienas ant kito užsidėti, bet tiesiog pamėginti pasimatuoti daugiau nei vieną porą spalvotų kontaktinių lęšių. Pasidariau aviečių lapų arbatą, nes pastaruoju metu geriu tik tai kavą vien. Ir nemanau, jog tai gerai. Visą dieną, visą naktį gert kavą. Paskutinį kartą pati pasidariau savo arbatos, tai buvo gal prieš kokius pusę metų. Ir tada pas draugą buvau prieš 2 savaitės, man regis. Ir jisai sako, gal tu nori ką nors atsigert. Ir aš sakau, kavos. Neturiu kavos. Ar bus gerai arbata? Sakau, aš arbatos neturėjau gal kokius 6 mėnesius. Ir kadangi jisai žiauriai mėgsta arbatą, nes kaip Britas nemėgsta arbatos, jisai atidarė man savo visą kolekciją ir liepė išsirinkti. Tai jo, paskutinį kartą geriau prieš 2 savaitės. Ir dabar sumašiau, kad po kavos, kurią išgeriu prieš kokias 15 minučių, noriu vėl kažko tai šilto. Nes pas mane šalta namie kaip visą laiką. Palėpinis kambarys. Ko norėt? Tai jo, laikas vėl pradėti gerti arbatas. Savo kolekcijoje, savo mini kolekcijoje, turiu 4 skirtingus spalvotus kontaktinius lęšius, bet man regis, kad jie jau išdžiūvę. Ai, dar ne. Biški. Turiu vieną raudoną kontaktinį lęšį, nes kitas buvo sugadintas vieno žmogaus. Ir aš tik dabar pastebėjau, jog aš nenusėmiau makiažo nuo vakar. Zaibai. Also, kas pamena Maikę? Ačiū visiems 4-5 žmonėms, kurie nusipirko. Man regis, tai mano vienas iš mėgstamiausių kontaktinių spalvotų lęšių. Beautiful. Turiu žalius, kurie taip pat yra mano akinių, ten tas visas, nežinau kaip vadinas. Bent jau su jais man nereikia nešiot akinius. Jo, atrodo keistai. Keista, jog aš galiu dabar su viena akim viską matyti, bet su kita visas toks visiškas bliūras.
Nesakyčiau, kad labai tikroviškai atrodo šitie kontaktiniai lęšiai, bet bent jau, kaip sakiau, galiu matyti su jais be akinių. Ir plus šiek tiek primena mano pačios akių spalvą, tik tai atrodo daugiau tokia fake spalva. Šitie balti su tokia pilka linija ir tiek, tad ne visiškai balti. Visai neblogai atrodytų, jeigu būtų viena raudona ir kita balta. Turiu nuotraukų, kur aš su abiem baltais kontaktiniais lęšiais, jeigu rasiu įdėsiu, jeigu ne, tai gal kada nors užsidėsiu ir padarysiu mini vlogą. Turiu labai gražios spalvos mėlynus. Aišku, nefokusuos, bet nesmė. Ir aš jų nesidėsiu. Jezu, kokia graži spalva, nu Jesus fucking Christ. Žiauriai gražiai atrodo. Labai ryški. Tačiau aš jų nesidėsiu, nes aš netgi pasižymėjus, kad B blogi ir X'as, nes man kas kartą užsidėjus labai žiauriai peršti akis. Ir aš tikrinau, ar nėra jokių įtrūkimų, įpliušimų ar kažko tai ir nebuvo. Ir žinau, kad abudu nuo abiejų man skaudėjo akis. Todėl aš tiesiog juos išmesiu. Nes aš esu nusipirkus naujus mėlynus. Netokie ryškus, nu bet nesmė. Aš žinot ką, pofik, dabar užsidedu. Iš karto jaučiasi, kad kažkas yra. Ir tai yra dar vieni lęšiai, su kuriais man nereikia akinių nešiot. Nes mano diametras yra -2 diametras. Ir žiauriai netikroviškai atrodo lęšiai. Gal ir neblogai? Ne, visai nepatinka. Kaip gaila, bet teks juos išmest. Aviečių arbata su prancūziška vanilė sirupu, prancūzišku vanilės sirupu. Tu Jėzus mano Greta, kokia fancy. Aš tą sirupą turbūt jau 2 metus turiu ir niekaip nepabaigiu. Dabar pamėginkim naujus. Tad šitie yra mėlyni. Ok, -2. Tad tikiuosi šitie bus normalesni negu tuos, kuriuos aš turiu išmest. O kaip aš nemėgstu šitą dalyką daryti. Apspjovė. Ir beje, kam įdomu, tai aš juos visus pirkau iš AliExpress. Žinoma. Nu kaip kitaip, Gretutė AliExpress girl. Šitie netrodo tokie ryškus, kaip tie praeiti. Vos ne pilkesnės spalvos. Net nesimato. Man realiai prieš šviesą šiek tiek matosi, jog mėlyna, bet per kamerą turbūt visiškai nesimato. Kažkas tai kažkiek tai. Reikia daugiau šviesos. Galbūt šiek tiek geriau. Ir vis vien jaučiasi, atrodo, lyg koks svetimkūnis būtų. Ir kai mirksiu, jaučiu, kad kilnojasi jisai man. Kas čia su tais mėlynais lęšiais? Gerai, įsidėjau abudu. Ir jo, abudu kilnojas. Bent jau atrodo natūraliau, negu ten tie. Aš visada norėjau turėti ryškiai mėlynas akis. Ir net negaliu to padaryti net su spalvotais fucking lęšiais. Fine. Ką mes turim čia? Violetiniai ir oranžiniai. Cool. Pasiliksiu. Ir šitos pasiliksiu. Bent jau bus kokiom nuotraukom ar kažkam tai. Bet damn, aš galiu viską matyti be akinių. Wow. Nors, o dabar va įsidėjus, biškai pripratau. Truputėlį juda, bet ne tiek daug. I'll keep it. Dabar. Aš noriu pamėginti oranžinius. Nu, jie tokie daugiau, ne tai kad oranžiniai. Tai irgi turi diametrą? Ne, šitie paprasti. Tokie daugiau kaip ugnies vos nespalva. Šitie oranžiniai su geltonom tokiom juostelėm. Parodysiu nuotrauką. Kad aš jau purkštau ten manęs. Kaip jums? Vienas atrodo keistai. O kokia nesąmonė? Apgavo. Antras neturi tiek daug to geltonumo, baltumo. Ir dabar atrodo, jog pas mane skirtingos akys. Bet
Visiems atrodo kietai. Vos ne kaip gyvatės. Kodėl Halloweenas negali būti bent kokius 4 kartus per metus? Ok, sumaišiau. Vienas lęšis tiesiog buvo apsivertęs aukštyn kojom. Jie abudu turi tiek pat geltonų baltų spalvų. Sorry. Nu ir davai violetinius. Paskutiniai. Po beveik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Po 6 kontaktinių lęšių išmėginimų. Pradėjau nosis varvėt. Nieko nustabaus. Gerai, dar vienas. Davai. Neapspjauk mane, spjauk į šonus. Spjauk ant sienos. Oh my god, what beauty. Šitie atseit biski tokie anime. Bet apvertus, tokie tamsiai violetinė. Ar galima kontaktinius lęšius, tipo, atseit apverst ir nešiot taip, nes aš ką tik apsidėjau vieną normaliai ir kitą apsivertusiai ir nieko nebuvo. Sugadinsi Greta akis, jos ir taip sugadintos. -2, ne veltui. Abudu užsidėti ar tik vieną? Apsidėjau abu. Wow, atrodo kaip apsiverkus. Jesus Christ. Nežinau, nelabai patinka. Nes jie visien, jos nustatai vienaip, kad gulėtų, sėdėtų. Ir tada pamirkčiai ir visiškai kaip nori, tada nusislenka. Bet, kinda cute. Atrodo tiesiog apsiverkus. Nors čia iš tikrųjų turėtų tokia valinija būti. Ar Gretai patinka? Ne. Jesus, kaip keistai atrodo. Kawaii? Me. Nu, gal su kokiu ten atseit mielnu makiažu, gal ir visai pofig būtų. O davai paimkim apverskim. Ja. Tad galiu jos naudoti ir taip, ir taip. 2 už 1. Ir ne, nėra taip, kad būtų kažkuris tai vienas nepatogus. Patogu jos nešioti iš abiejų pusių. Galbūt nėra labai gerai, bet nesmė. Vis tiek aš nešioju kontaktinius spalvotus lęšius, kai į kokius nors gigus einu, ar festivalius, ar dar kažkur tai, ar šiaip kokiam nuotraukom. Nes manęs niekad nematėt. Šiaip galbūt reikėtų užsidėti kontaktinius lęšius, kai pasakoju tikras istorijas, tikras kriminalinės istorijas. Bet jie, dabar iš viso turiu 7. Na, apartant tos mėlynos, kur aš turėčiau išmesti, bet iš viso turiu 7 spalvotus kontaktinius lęšius. Ir aišku, prisipirksiu daugiau. Ateity. Pirmą kartą gyvenime panaudojau rice vermicelli noodles. Tai būtų ryžių vermicelli. Ir pasidariau valgyti. Kiauliena, daržovės, vermicelli ir truputėlį parmežano reggiano. Tad paragaukim. Ragavau tik tai daržovės, net mėsos neragavau. Kol gaminau. Garsas. Gerai, pasiėmiau mėsą, pasiėmiau daržovės, pomidorą. Mini baby tomatoes, ką įdėjau ant galo, nes man patinka, kai jie būna šiek tiek švieži. Itadakimasu. Ok, neblogai. Visai neblogai. Valgoma. Galbūt reikėjo vermicellius įdėti šiek tiek vėliau. Nes man patinka mano spagečiai ir šiaip makaronai al dente. Bet kadangi čia vermicelliai, jų per daug nereikėjo laikyti nei vandenį, nei puode. Keptuviai. Aš alkana, čia mano antras maistas šiandien. Ir naudojau kokosų pieną ir double cream. Ir soy sauce. Ir biškį alaus. Man visada patiko su alkoholiu gaminti. Tad aš dažniausiai eksperimentuoju. Ir jeigu, sakykime, aš turiu alaus, ir jeigu aš darau kažką tai creamy, tai mėgstu įpilti arba alaus, arba vyno, ar šiaip kažko, bet ko, ką turiu virtuvėj. Kiek duočiau? Nes jeigu kas pamena, aš visą laiką, kai gamindavau, duodavau 1 iš 10 kažkokį tai balą. Kadangi tai mano gaminimas ir kadangi tai yra pirmas kartas ir nežinau netgi kokius prieskonius dėt, kadangi receptas buvo labai toks, ai, tai galit ten tą padaryti, galit vietoj to tą įdėt. Nu ir gerai, nu ir įdėjau viską, ką turėjau.
6 iš 10. Valgoma. Geriau? Ne? Nu, jeigu tai padarysiu, bus geriau? Bus geriau, okei. Hei, ką tik grįžau iš darbo, dabar yra 8 ryto ir nusprendžiau, nes baigiau redaguoti tą visą dalį, kurią dabar ką tik matėt. Ir pagalvojau, kad reikia padaryti pabaigą šiam video. Kol redagavau, kažkaip tai galvojau, kad vis dėlto šis vlogas grįžimo nėra pats įdomiausias ar geriausiai padarytas. Ir aš nežinau, kodėl mano telefono kameros kokybė ir garsas skiriasi visą laiką, kai filmavau. Žinoma, kai esi mieste, viskas atrodo ir skamba kitaip, kai esi kažkur tai viduj, viskas atrodo ir skamba kitaip. Tad pasistengsiu nusipirkti mini mikrofoną, kad galėčiau visur nešiotis, nes šito daikto su savim tikrai nesinešiosiu. Jeigu, tarkim, sakykime, norėčiau nufilmuoti kažką tai lauke. Kitką dariau gniokiais, ne gniokiais, o gniokiais. Ir garsas buvo kaip iš kibiro, nežinau, kas nutiko. O ir žinoma, su šventėm. Aš nieko nefilmavau, aš nieko nedariau, daviau savo pailsėti šitas keletą savaičių per Kalėdas ir per Naujuosius. Susimačiau su daugybė žmonių ir žinoma, per šventės, kai susimatai su daugybė žmonių, pavargsti biškutį. O ir prieš keletą dienų, nes aš grįžau į darbą prieš 3 dienas, 3 naktis, taip sakant, nes aš naktiniai dirbu. Ir suvalgiau krevečių ten kažkokią tai pastą. Ir po poros valandų pradėjau jaustis labai negerai. Visas kūnas, atrodo, pradėjo drebėti. Pradėjau jaustis, kad, laikas į tualetą. 3 kartus teko eiti į tualetą, vemt. Bet, dabar jaučiuosi geriau. Ir dėl to nenorėjau nieko daryti dar taip pat šitas kelias dienas, nes aš jau ruošiu tekstą kitam tikri nusikaltimai video, bet nieko negalėjau padaryti prieš šitas kelias dienas, nes paprasčiausiai jaučiausi labai žiauriai blogai, nes apsinuodėjau maistu. Nes mes darbe, keletas iš mūsų valgė ten tą krevečių pastą ir keletą merginų ir viena taip pat kolegė irgi apsirgo. Tad ne aš viena buvau tokia. Bet neteiskite per daug mano šio sugrįžimo vloginimo ir pasižiūrėsiu komentarus, jeigu viskas bus tvarkoje, jeigu nebus per daug. Buvo neįdomu. Nes aš pamiršau nufilmuoti keletą gigų, kuriuose aš buvau, kurie tikrai buvo įdomus. Decapitated, buvau, brickmakeriuose, bet pagrindė sėdėjau su draugais rūkykloj, nes tiesiog, nenorėjau būti viduj dėl kelių žmonių, bet nesmė. Tad mano šventės praėjo 10 iš 10, tikiuosi ir jūsų. Ir dabar aš noriu valgyti, einu pasidaryti instant noodles, greiti makaronai. Kaip lietuviškai, instant noodle, ką žinau. Tad aš pavalgysiu. Eisiu miegot, rytoj važiuoju pas draugą ir galbūt pradėsiu filmuoti kažką taip, galbūt ne, bet tikiuosi, kad baigsiu redaguoti šiandien pavalgius video, įkelsiu ir tada atsikėlus rytoj pasižiūrėsiu komentarus ir pasižiūrėsiu, ar norit toliau vlogo, ar tiesiog šitą kanalą palikti tikriem nusikaltimam ir Am I the Asshole, nes aš visai norėčiau daryti Am I the Asshole. Tad, ačiū visiems už jūsų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą vlogą. Ciao!